Šiandien kalbėsime apie pirmą sėklinimą, kokios yra tvarkos ir kaip tą būtų galima padaryti ir jūsų ūkiuose. Taigi, bus 3 temos, tai pirmas sėklinimas, embrioninis mirtingumas ir gale pateiksiu viršingumo tyrimo schemą. Taip, pirmam sėklinimui aptarti pasitelkiau bandos valdymo programą Uniform Agri, tai yra olandiška programa, kurioje pateikia daug ataskaitų, tiek lentelės forma, tiek vizualiai. Ir dabar jums rodau vieną iš ataskaitų. Kaip suprasti šią ataskaitą, arba tiksliau diagramą, tai yra X ašyje yra laktacijos dienos, Y ašyje yra paskutinis primilžis ir matot daug spalvotų taškiukų. Tai visi spalvoti taškiukai yra atskiros karvės. Ir spalva reiškia, kokiam statuse ta karvė yra. Taigi, tai mėlynos tai yra apsiveršiavusios karvės, su kuriuom nieko yra nedaryta. Geltonos yra sėklintos karvės. Po to ateina žalios, raudonos arba juodos. Tai žalios yra veršingos, raudonos neveršingos, bergždžios, tos karvės, kurių nebesėklinsim, tampa juodos. Ir yra užtrukintos karvės. Ir grafike matom, kad oranžinės karvės yra ant X ašies, tai reiškia, kad tos karvutės yra užtrukinime ir jos nedalyvauja pieno gamyboje. Taigi, tai kaip suprasti visą šitą diagramą? Tai visų pirma, karvė apsiviršiuoja ir apsiviršiavimas įvedamas į programą ir karvės tampa mėlynos pagal jų pieno kiekį. Vėliau einant labiau į dešinę pusę, matot raudoną liniją. Tai raudona linija, tai kada ūkis pradeda sėklinti gyvulius. Tai šiuo atveju yra maždaug 60 diena. Ir po 60 dienos nebėra mėlynų karvių, visos tampa geltonos. Tai ūkis rodo, kad naudoja tikriausiai sinchronizaciją ar kažkokiais kitais būdais, bet nuo 60 dienos visos karvės tampa, beveik visos karvės, matau, viena yra vis dar mėlyna, tampa geltonos. Tuomet ūkis daro viršingumo tyrimą, daro ultragarsu, tai reiškia ankstyvas tyrimas, ir prasideda raudonos, juodos arba žalios spalvos. Tai, kaip ir minėjau, pagal spalvas galima nustatyti statusą. Ir į laktacijos pabaigą irgi praktiškai visur matosi juodi taškai, tai rodo, kad gyvuliai, kurie bus nebesėklinami. Tai bendrai visas taškelių išsidėstymas šiek tiek atspindi ir laktacijos kreivę, tai kurioj laktacijos dienoj karvutė yra, kokį pieną davė, pagal tai ir matome, kokiam yra aukštė. Taigi, kalbant apie pirmą sėklinimą, tokia bendra rekomendacija arba, sakykime, pirmo sėklinimo abėcėlė, kad pirmas sėklinimas sveikoms karvėms turėtų būti atliktas tarp 40-osios ir 100-osios dienos. Kalbant apie 40 dieną, tai anksčiau karvių reikėtų nebesėklinti, būtent dėl to, kad po veršiavimas jos turi atsistatyti jų visi reprodukciniai organai. O kalbant apie 100 dieną, tai yra ta diena, kada karvė turėtų būti pirmą kartą pasėklinta, nes realiai turėjote 60 dienų intervalą, tai yra, sakykime, 3 pilni ciklai, kada tą rują galėjote pastebėti. Tai ar rują apstebėjote, ar dirbote su sinchronizacija, bet iki 100-osios dienos tą reiktų padaryti. Dabar pateikiu kitą grafiką ir šitam grafike matosi būtent pirmo sėklinimo politika arba tvarka ūkyje. Ir čia X ašyje yra viršiavimosi data, čia yra metų intervalas paskutinių nuo šiandienos atgal. Ir Y ašyje yra laktacijos diena, kada buvo pirmą kartą sėklinta. Taip pat matote 2 linijas, tai mėlyna tai yra 40 diena ir raudona tai yra 100 diena. Tai žiūrėdamas šitą grafiką galiu pasakyti taip, kad ūkis labai griežtai nepasėklina pirmo sėklinimo iki 40 dienos, po 40 dienos prasideda visi sėklinimai, tačiau yra gyvulių, kurie yra virš 100-osios dienos. Kadangi čia yra keletas gyvulių, tai, sakyčiau, viskas yra tvarkoj, tikriausiai darau prielaidą, kad gyvuliai sirgo ir užtruko jų gydymas, kol buvo galima sėklinti.
Jeigu daugiau būtų raudonų, ne tik raudonų, bet apskritai taškiukų virš raudonos linijos, sakyčiau, kad ūkis iš principo nesusitvarko arba būtent turi tą politiką, kad sėklinti vėliau negu 100 diena. Ir kaip matot, sakykime, nuo metų vidurio, nuo rugpjūčio mėnesio 23 metų virš raudonos linijos nebuvo nei vieno taškiuko, tai reiškia, kad sėklinimus sugebėjo vykdyti būtent iki 100 dienos. Čia yra kitas grafikas, kitos fermos, šioje fermoje yra žymiai daugiau gyvulių ir linijos yra tarp mėlyna linija nuo 60 dienos ir 100 raudona linija išlieka tokia pati, nes ta linija jau, sakykime, yra programos nustatymuose nebejudinama. Ir trumpai pakomentuosiu, tai šitam ūkis sėklino iki 40 dienos, tačiau ne visada su tuo susitvarkydavo ir yra gyvulių, kur buvo sėklinta 20 dieną, čia gal vienas, arba tarp 20-30 dienos. Bet eigoje, dirbant su to ūkiu, buvo priimtas sprendimas, kad sėklins jie ne nuo 40, bet pakels mėlyną liniją iki 60 ir dabar po metų, žiūrint šį grafiką, turėtų visi taškiukai tilpti tarp šitų dviejų linijų. Virš 100 dienos taip pat yra vienas kitas gyvulys sėklinta, kadangi banda didelė, tai čia tie keli sėklinimai jie iš esmės problemos nesudaro. Tačiau jeigu būtų daugiau, kiekvieną gyvulį reiktų peržiūrėti detaliau, ar yra įvestas gydymas, ar yra įvesti visi reprodukciniai duomenys, dėl ko atsiranda būtent sėklinimų virš 100 dienos. Taigi, ruošdamasis pavyko gauti informacijos iš kitų pasaulio vietų, tai čia konkrečiai yra Amerikos ūkiai. Ir kaip jie daro pirmą sėklinimą. Tai irgi matot grafiką, iš principo X, Y ir kažyje yra irgi pirmas sėklinimas, tačiau rėžiai yra jau kitokie. Čia matosi dvi raudonos linijos, tai ūkis sėklina tarp 50 ir 80 dienos, tai reiškia 30 dienų intervalas arba vienas toks, sakykime, praplėstas ciklas. Ir geltonos karvės, sakykime, ar karvės ar taškiukai rodo, kad yra sėklinta po sinchronizacijos ir sėklinta aklų būtent sėklinimu, o visos violetinės karvės sėklintos pagal rujų stebėjimą. Tai matot irgi, pagrindinė dalis karvių yra susėklinama tarp 50-80 dienos ir gal tik tai pora gyvulių išlipo virš 100 dienos. Dar ekstremalesnis pavyzdys yra, kai ūkis sėklina tarp 62 ir 72 dienos, tai reiškia maždaug 10 dienų bėgyje. Ir būtent tie du rėžiai rodo, kad sėklinimai vyko po sinchronizacijos, kas yra žemiau linijos, tai sėklinimai įvykę būtent pagal rujų sistemą. Ir virš 100 dienos, tai čia, sakykime, buvo sergantis gyvuliai. Tai va, tai tiesiog norėjau parodyti šitais paskutiniais dviem grafikais, kad yra ir daugiau galimybių ir pasaulis daro įvairiai. Bet tarp iki 100 dienos visi stengiasi pasėklinti ir pagrindinė užduotis kuo greičiau padaryti karvę viršingą. Taip, dar šiek tiek noriu aptarti ir embrioninį mirtingumą. Tai pats embrioninis mirtingumas yra apibrėžiamas kaip vaisiaus netekimas atsirandantis per pirmasias 45 viršingumo dienas. Čia gal, kadangi kalbėsiu apie viršingumo tyrimo schemą, tai tiesiog norėjau atkreipti dėmesį, kad viršingumas embrioninis ankstyvasis būtent per 45 dienas. Tai jeigu daro ultragarsų, gali ištirti techniškai nuo 23-25 dienų. Tai tiesiog jeigu labai anksti tyrė, tai daugiau embrioninio mirtingumo atvejų ūkis pamato. Taip pat visiems žinoma, kad karštų oro arba kai būna vasara didžiuliai karščiai, tai karvės nesisėklina. Arba sėklinasi prasčiau, užkibimas mažesnis, tačiau tai dažniausiai būna iššaukiama dėl embrioninio mirtingumo. Tai karvė pati apsisėklina, tačiau būtent įvyksta embrioninis mirtingumas ir būtent tas ankstyvasis.
Ir taip pat, jau kalbant apie vėlyvą embrioninį mirtingumą, tai reiktų turėti omeny, kad tai yra susijęs su bandos dydžiu, tai reiškia, kuo didesnė banda, tuo embrioninio mirtingumo atveju yra daugiau. Sėklinimo mėnesių, tai čia jau kalbėjau apie karščio stresą. Ir, aišku, melžiamų karvių lygomis po apsiveršiavimo, tai jeigu turit labai didelį procentą embrioninio mirtingumo, tuomet reiktų žiūrėti būtent jau su daktarais gydymo protokolus ir kaip būtent atliekamas karvių atsistatymas ir kaip karvės prižiūrimos po apsiveršiavimo. Taigi, pereinu prie viršingumo tyrimo ir Lietuvoje dažniausiai sutinku, kad yra naudojami 4 metodai tirti viršingumą, tai yra rektaliai ultragarsu. Mano rekomendacija yra 35 arba tarp 35-42 dienos. Rektaliai ranka daugelis daktarų ištiria jau po 60 dienos. Ir taip pat yra tyriama iš pieno ir iš kraujo. Tai aš labiau noriu akcentuoti būtent darbą ultragarsu ir kokia galima ir rekomenduojama yra schema ir kaip tirti gyvulius, kaip tirti gyvulių viršingumą. Tai pirmas viršingumo tyrimas siūlomas daryti iki 42 dienos ir būtent ultragarsu ir ne anksčiau, sakykime, ne 28 dieną, bet 42, tai jeigu karvė yra neviršinga, tai daktaras tirdamas ultragarsus pamatys, kaip yra jos kiaušidės, į kurią pusę eina, ar tai yra viršinga, neviršinga, ar ta karvė, tarkim, dažnai daktarai sako, kad karvė surujos po dienos, po 2 dienų ir dažniausiai taip atsitinka. Tai su ultragarsu jie tą gali pasakyti ir su ultragarsu jie gali taip pat pasakyti, kurį protokolą naudoti. Ar naudoti skatinantį, ar, tarkim, ilgąjį protokolą, ar naudoti trumpą protokolą ir tiesiog sėklinti be rujos požymių. Ir taip pat turiu paminėti, kad pirmas viršingumo tyrimas atliekamas ieškant neviršingų gyvulių. Jeigu karvė yra abejotina, tai geriau ją pasilikti, pertirti po savaitės, ir tiesiog įsitikinti, kad tai yra arba viršinga ar neviršinga. Taip pat dar nepaminėjau, kad svarbu, jeigu yra galimybė ultragarsą tirti kartą savaitėje, tai galima susidaryti susidaryti sąrašus, tai yra pirmo viršingumo, tai yra 42 dienos, ir kartą savaitėje taip pat tirti antrą viršingumo tyrimą, tai kai jau yra praėję virš 70 dienų po sėklinimo, nes tada yra mažiausia embrioninio mirtingumo rizika ir jau daugelis daktarų taip pat gali ištirti ranka, jau tarkim ir nereikia kviestis ultragarso aparato ir jau tiesiog savo galimybėmis ūkis gali atlikti. Ir trečias viršingumo tyrimas atliekamas užtrukinimo metu, tai užtrukinat, pasižiūrėt, ar viskas yra tvarkoje, ar viršelis vis dar yra gimdoje ir tuomet užtrukinat. Ir tada žinot, kad po, sakykime, 2 mėnesių ar ten jūsų pasirinkto užtrukinimo laikotarpio apsiviršiuos būtent karvė. Taip, tai pagrindinės mano žinutės namo, kad pirmą sėklinimą reiktų atlikti tarp 40 ir 100 laktacijos dienos. Pirmam sėklinime dirbti intensyviai, tai reiškia naudoti protokolus, naudoti ultragarsą, dirbti savaitės ritmu, būtent dėl to, kad greičiau pasiektume karvių viršingumą. Ir atlikti 3 viršingumo patikrinimus.